Viešoji įstaiga Senelių darželis Gerumo skraistė. Pagrindinė įmonės veikla yra socialinės paslaugos. Socialinės paslaugos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios, ligos negali savarankiškai pasirūpinti asmeniniu gyvenimu. Kalbamės su šios viešosios įstaigos vedėja Sonata Dumbliauskienė. Sakykit, gerbiama Sonata, nuo kogi viskas prasidėjo? Kaip gimė pati idėja dėl šio darželio? Ši idėja gimė prieš 9 metus. Jinai gimė įstaigos savininkiai Gitai Mickevičiūtei įsteigti tokį dienos centrą, kuriame vieniši senjorai galėtų prasmingai leisti laiką, mokytis vieni iš kitų, dalintis savo patirtimi, žiniomis, pasakomis, legendomis, dalyvauti tokioje vadinamoje socialinėje veikloje. Pavadinimas Senelių darželis, jisai buvo tiesiog galbūt daugiau ir rinkodariniais tikslais sugalvotas, nes visada įdomu pažinti tai, kas skamba kitaip. Kodėl darželis? Todėl, kad senjorai yra atvežami į dienos centrą ir jie jame leidžia savo laiką. Jie piešia, dainuoja, sportuoja, gamina rankdarbius, siuva, mezga, dalinasi įspūdžiais. Tikras darželis, tik ne vaikų, o senelių. Teko pasiskaitinėti jūsų socialinėme puslapyje apie praktikuojamas terapijas. Tokias kaip meno, šokio, juoko. Visą tai praktikuojate? Taip, visą laiką ieškome papildomą finansavimą šioms terapijoms įgyvendinti, nes senelių darželyje teikiamos neatlygintinos paslaugos. Dėl to labai smagu, kada įvairūs terapeutai, profesionalai, ekspertai skiria savo laiką senjorams ir su jais užsiima. Turbūt viena įspūdingiausių buvo projekto beje finansuojama veikla juoko terapija, kuri tikrai atnešė labai daug džiaugsmo, labai daug šypsenos ir pozityvios energijos mūsų senjorams. Lankote senjorus jų pačių namuose? Taip, lankome senjorus, teikiame socialinės paslaugas, pagalbą namuose. Papasakokite galbūt truputį plačiau apie pagalbą senjorams namuose, kuriuos lankote, ne? Socialinė paslauga pagalba į namus, jinai yra labai reglamentuota iš tikrųjų įstatymo ir tvarkomis. Tai yra pagalba buityje, gaminama valgyti, bendraujama su klientu, galima sakyti taip. Einama su juo pasivaikščioti į parduotuves, į vaistinę, tvarkomi namai ir tiesiog kartais net skaitomos bendrai knygos, žiūrimi filmai, tai yra ir padėjėjas, ir asistentas, ir pagalbininkas, ir draugas. Statistika byloja, kad kas trečias Lietuvos senjoras patiria panikos atakas, nuolatinį nerimą, nemigą, liūdesį, irzlumą, nuovargį ir panašiai. Kaip jums sekasi spręsti visas šias problemas? Tai dėka senelių darželio mes tą ir sprendžiame. Gaila, aišku, kad centras yra labai mažas ir mažai vienišų senjorų gali lankyti šį centrą. Bet mes tikime tuo, kad nors šiems keliems senjorams padedant, jie bus laimingesni, sveikesni ir galės užkrėsti tuo pozityvų savo kaimynus arba kitus draugus ir pakviesti į senelių darželį. Palaiminti jūsų darbai. Sakykite, prašau, Sonata, kokios pagrindinės prastos senjorų emocinės sveikatos priežastys? Įvardinčiau, kad tai yra vienišumas. Iš tikrųjų, to socialinio kontakto neturėjimas, jis atneša ir depresiją, ir liūdesį, ir visas kitas širdies ligas. Turbūt turėčiau paminėti pačią įdomiausią terapiją, tai yra mūsų juodasis katinas, kuris teikia tiek emocijų, tiek murkimų, tiek glostymų, tiek dalyvavimų visose veiklose. Jis yra ta gyvastis ir seneliam tai yra tiesiog toksai džiaugsmas, ne veltui iš tikrųjų mokslininkai sugalvoja, kad gyvūnai gydo. Ir kada pamatai išeinant senjorus, atsisveikinant su mūsų kate, ta šypsenas, ta pozityva, tu tiki, kad tikrai tai veikia. Gal yra tokių, kurie net nenorėtų nei išeiti, ar ne, pasilikti norėtų? Yra iš tikrųjų. Ir labai smagu, kad
Kada pirmadienis ateina, jie sako, aš jau taip laukiau susitikimo, sako, aš jau prieš 2 valandas pasipuošusi sėdėjau ir autobusų stotelėje, nes aš labai pasiilgau jūsų ir tu matai tą pozityvą, tas degančias akis žmogaus ir supranti, kad ne veltui dirbi, ne veltui skiri laiką ir emocijas. Aleliuja. Taigi, galime teikti drąsiai, ar ne, kad nemedikamentinis gydymas veikia. Tikrai taip. Teisingai? Tikrai taip. Kokia šiandieninė situacija jūsų centre dėl paramos, dėl ateities? Esate saugus tęsti savo kilnius darbus? Taip, nes ieškome kitų finansavimo šaltinių, teikime kitas socialinės paslaugas, kurios yra akredituotos ir apmokamos tiek valstybės, tiek kliento lėšomis. Na ir tą dalį lėšų, kurią uždirbame, atiduodame senelių darželio išlaikymui, kurio veikla yra neatlygintina mūsų vienišiems senjorams, nes mūsų savininkės filosofija, įkuriant šitą įstaigą ir šitą dienos centrą seneliams, buvo ta, kad seneliai jau uždirbo ir mes turime jais pasirūpinti. Mes, sakydama, visas miestas, visi mes. Iš bananų dėžių. Čia atskirai kiekvieno senelio, ar ne? Čia kiekvieno, čia priemonės, ar ne? Čia tai, ką gaminava močiučių maišeliai pasiūti. Kalėdinės dekoracijos, siūlai merginos daro, ar ne? Siuvinėjimo medžiaga, kaip sakėm, terapijom taikom. Tada popierius, atsagos, ar ne, visokios priemonės. Gaminam Velykom, Kalėdom, visom šventėm, visokių. Turim užgavinių kaukų, jeigu reikės. Va, kada. Nu, nuostabu. Čia nuostabu. Čia pagaminta pačių senelių? Taip, čia kita. Klausykit, yra ir tokių, sakykime, nežinomų talentų pas jūs. Taip, pas mus visi jie irgi talentai. Valio! Ir čia sakykit, kas tą darbą? Čia bendras kūrybinis, mes darėm 2 moteris tokias, tai vienas stalas ir kitas stalas. Nuo jūros akmenukai pririnkti per atostogas ir Erika nupiešė mums šitą moterį, o mes tada jau piešėm. Nuostabu. Mes jums norim už jūsų gerumą padovanoti senelių rankomis numegztas kojines. Labai norime, kad išsirinktumėt pats, nes tai yra su meile gaminta kiekviena pora. Ar sau, ar žmonai, ar anūkutei, galbūt. Na, žmonos neturiu, bet aš su meile pasiimsiu sau. Labai gerai, tai kviečiu rinktis. Čia mezgimo dirbiniai, ar ne? Taip, senelių. Aha. Rankomis. Ir visa dėžė šita? Taip. Vien kojinės, ar ne? Ir mes visą laiką stengiamės padėkoti savo rėmėjams, geriems žmonėms, savo rankų darbo dovanomis. Nuostabiai numegzta. Taigi aš kažką bandysiu pasirinkti. Aš žiūrėsiu kuo šiltesnės, ne gražesnės, bet kuo šiltesnės. Reikia, kad būtų su tikra vilna. Jo, žiūrim, kad būtų su tikra vilna. Rasa, sakykit, ką jūs čia dabar darote? Kurie susirinks antradienį rūšių veiklą. Kadangi mes jau tą darėme su kita grupė, tai norime pakartoti ir su šia. Tai darysime tokias plunksnas. Bet jų principas toks bus, iš šiaudelių susuksime šiaudelius ir suklijuosime ir paskui dažysime. Turėtų gautis labai gražus. Ir gausis taip, toks rezultatas, taip. Kaip laimėtojų plunksnos. Jūsų įstaiga lankė ir prezidentienė. Tai buvo atvykusi, žiemą buvo atvykusi. Tai buvo iš anksto suplanuotas vizitas ir jinai atvažiavo penktadienio vakarą. Tiesiog mes ratukiai visi sėdėjom, šiltai bendravom, tai jinai klausė apie kiekvienos močiutės gyvenimą. Domėjosi, taip? Taip, domėjosi kiekviena ir mūsų klausė darbuotojų, kiek mes laiko dirbam, kaip mes su seneliais, kaip tą pojūtį jaučiam darbe. Tai vizitas buvo numatytas tiesiai pas jūs, ne kažkur pakeliui važiuojant, ne ką, bet... Ne, jau buvo suplanuota, kad nori apsilankyti Gerumo skraistį ir senelių darželyje. Sakykit, gal sulaukėt kokių pažadų linksmų? Pažadų tai nesulaukėm, tiesiog gyrė mūsų veiklą ir pačius senolius gyrė, kad ir 93 metų močiutė vis tiek noriai lanko ir užsima tokia veikla, tai tiesiog pozityvas.
Gal dar kažką iš garbingesnių svečių esate sulaukę? Iš garbingesnių. Tai visko čia būna ir Seimo narių apsilankydavo. Ir visiems palieka kažkokį tai įspūdį, ar ne? Taip, smagus svečiai, kiekvienas ir iš mokyklų vaikai apsilanko, labai patinka močiutėm, ir iš darželių apsilankom, tai darom bendras veiklas. Ir su keramika yra užsiėmimai vykę. Taigi čia vieni iš pirmųjų, taip? Taip, tai vieni iš pirmųjų senelių, kurie pradėjo lankyti darželį ir po šiai dienai lanko ir užkrečia savo pozityvumu ir kitus. Na, seneliai tikrai dalyvauja net ir fotosesijose, labai smagu, kad ir menininkai, fotografai pakviečia dalyvauti. Seneliai dalyvauja ir bėgimo maratone, na ir visose miesto veiklose, kokios bebūtų, tiek kepant pyragus, tiek organizuojant kitiems jaunimo akcijas, tai yra aktyvi miesto dalis. Kada buvo įsteigtas, ar ne, šis darželis, pirmi lankytojai? Kiek jų buvo? Jų buvo 4 pačioje pradžioje. Tai mes matom. Taip, ir jūs matote šias 2 moteris garbingo amžiaus, pačias pirmasis mūsų lankytojas, kurios iki dabar lanko senelių darželį ir savo pozityvumu užkrečia kitus darželio lankytojus. Ar greitai pilnėjo gretos? Taip, gera žinia netrukus pasklido ir iš tikrųjų buvo smagu, kad prisipildė labai greitai ir dabar yra norinčių, tačiau fiziškai negalime jau priimti, nes visos vietos užpildytos ir patalpos tikrai nėra didelės priimti visus norinčius. Ir štai mūsų pirmieji seneliai ateina, atsineša kriaušių, atsineša obuolių. Labas rytas, labas dienas. Šia paskutinės jau. Labą dieną. Žalesnis. Labą dieną. Jau aš matau pažįstamų veidų. Labą dieną. Kaip jums sekasi? Gerai, labai gerai sekėsi. Birštone. Ai, Biršton. Vis dar negalit pamiršti, ar ne, Birštono? Ne, negaliu. Kaip gali pamiršti, jeigu ten buvo linksma, ar ne? Linksma, smagu. Gražu Birštone dabar. Kiek atvykote ir iš karto prie darbų? Nu, va, matai, Kol darbingi. tuo jau žodžiu ir pristato. Sakykit ką, plunksnas gaminsit, ar ne? Tai yra aišku. Ir susuka tokius šiaudukus. Aišku, reikės pasitepti klijais, kad jie... Duosi teptukus tuos, kur... Tai aš maravo dabar klijais. Tai kad jau lakas labai Jinai fainas. nori iš abiejų pusių, kad vyrai apsautų. Nejuokyčiau. Kiek matau iš pirštų judesių, tai jau ne pirmą kartą Juozukas dirba, ar ne? Jisai išvis labai gerai dirba, žinok. Tikrai nepirma. Ne, žinok, šitus daiktus tai jis tikrai neblogai. Jis labai geras pagalbininkas. Nu, Ir o rodykit, paskui karpysim. biškai ištraukiam daugiau virbalą, kad va čia. Savo plunksną. Pasidėkit ant stalo ir važiuojam, matai. Ai, viskas aišku. Viskas aišku, viskas paprasta, taip? Jonas tai mus pats susirado, ar ne? Pats. Atėjo iš pirmo Alytaus, Piekštukė atėjo tada. Nevažiavau su Važiavot. 11. Važiavau, ale paleido mane prie registros centro. Paskui ėjau, kai tas 3 mylimas, kol suradau. O sakykit, Jonai, kaip sužinojot, kad atsidarė šitas Aš centras? sutikau tokį, poliklinikoj buvau, sutikau tokį senuką. Saka, ten daro mankštą. Saka, kas tau yra, sakau, su stuburu. Stuburą, sakau, supranti. Saka, ten daro mankštą. Yra, saka, tokie kėdės. Tai Masažinės. sakau, jau aš norėčiau, sakau, į tas kėdės įsėsti, kad sakau, gal ką padės. Paskui sakau, kuris randasi. Jis mums pasakė, saka, Lelijų 44. Oi, labai smagu. Seneliai dalyvauja įvairiose miesto organizuojamose rungtyse. Tai štai matome pusmaratonio, Alytaus pusmaratonio kas metai organizuojamos nuotrauką ir štai čia kabo medaliai, kuriuos gavo mūsų seneliai. Kas metai organizuojame 2018 metai, matome 2019 metai, 2023 metai.
ir Alytaus pusmaratonio dalyviai. Mes labai stengiamės būti miesto dalimi ir dalyvauti su seneliais visose veiklose. Dėl to labai smagu, kad kviečiamas visi. Tikrai turime daug socialinių, ekonominių partnerių, su kuriais dalyvaujame tiek pyragų dienos kepime, tiek organizuojant kitas įvairias akcijas, tiek sportinės, tiek edukacinės. Ir labai smagu, kad aplanko ir mokyklos, ir darželiai, ir įvairios labdaros organizacijos, tokios kaip Moterys Jūtės, Zontos klubas, Vyrų Rotary klubas. Iš tikrųjų labai smagu, kad supranta, kad vieną dieną ir mes tapsime tie vieniši turbūt senjorai, kuriems bus smagu sugrįžti į darželį. Taip, visiškai teisingai. Sakykit, trumpai pusmaratonis. Kaip tai vyksta, kas tai per rungtis kažkokia? Galite trumpai papasakoti? Ja, tai yra bėgimas, visi dalyviai iš tikrųjų tai tikrai įveikia nemažą kilometrų ruožą, o mūsų senjorai tiesiog simboliškai praeina ir gauna medalius, nes vis tiek tai yra simbolis, tai yra mūsų senjorų dalyvavimas tokia didelėje sportinėje veikloje. Super. Čia vienas iš pirmųjų gyventojų irgi. Taip, įvardinam taip, ar ne? Jisai vienas iš pirmųjų terapinių gyvūnų centre ir jisai pats susirado senjorų darželį ir laukė prie durų ir tada ryte anksti atėjusi socialinė darbuotoja įsileido į namus, ir jisai tikrai džiugino ilgai senelių širdis ir dėja išėjo anapilin, bet turime kitą. Tiesiog pietauja, atsineša pietukus iš šaldytuvo įsideda, jeigu reikia pasišildo mikrobanginiai krosneliai, turi visi savo vardinius puodelius. Visi žino, čia tiesiog kaip tokia bendrystė, mes jiem užvadinam, kiekvienas turi. Bet jau taip švariai, tvarkingai viskas taip. Ja. Virtuvė tai didelė. Taip. Bet ir reikia veikti. Pavyzdžiui, kalėdiniu laikotarpiu seneliai kepa meduolius ir vaišiname su kita organizacija, su Pokyčių ambasada. Jie vaišina kava gyventojus, mes vaišiname meduoliais, tai parodydami bendrystę ir tokią savotišką duoklę bendruomeniai, kuri remia ir kuri palaiko šitas idėjas ir kurie ir ugdom tą ryšį, tą žmogiškumą, turbūt tą, kad tai nebūtina ištisai imti, ar ne, mes galime ir duoti tuo, ko galime. Sakykite, Sonata, apart finansavimo, ar ne, ko pasigendate, ko labiausiai galbūt trūksta jūsų šiai įstaigai, ar ne? Ką galėtumėte šiai dienai įvardinti? Apart finansavimo, ar ne? Oi, turime svajonę, jeigu ieškome rėmėjų, jeigu atsirastų dizaineris, kuris tikrai myli senelius ir Alytaus miestą ir sukurtų mūsų naujai įsigytam autobusiukui dizainą, apipavidalinimą, kad senjorai važiuoja, kad tai taptų dar labiau artimiau mūsų Alytaus miesto gyventojams, mūsų širdys būtų pripildytos didelio džiaugsmo. Norėtųsi, kad šiuos jūsų žodžius tikrai išgirstų Alytaus verslininkai, kad atsirastų rėmėjų, norėtųsi jums palinkėti tikrai ilgo, nes jeigu mes žiūrėsime atgal truputį, taigi vienintelė įstaiga, ar ne, tuo metu, kada įsikūrė ši įstaiga, ar ne, vienintelė buvo Lietuvoje. Taip. Ar ne? Dabar, kaip minėjote, Marijampolė dar yra viena, ar ne? Marijampolė, Kaunas, panašių principų jau daugiau savivaldybių seka ir darosi, tik tai, kad mes kol kas vis dar tie savanoriai ir pionieriai, kurie atveža senelius į darželį. Mes iš viso miesto susirenkam senelius ir atsivežame ir parvežame namo. Kaip jums sekasi? Sekasi? Kad guliant, kitas į apsidirbi. O kaip jums sekasi? Man gerai, su jumis man gerai. Jo. Ir man gerai. Man atrodo, kad jūs čia įsižiūrėjot kokią mergaitę. O jeigu jūs įsižiūrėjau? Ne, Tu sakėt, jūs manęs tai jau Į tą reikia tikrai tepti. Jaunesnės. Sonata, sakykit, besilankančių žmonių Iš tos pusės nėra. amžius, vyriausias. Vyriausias 95, taip? Taip, Turim praeitą 95 metų, praeitą antradienį buvo vyriausias mūsų 95. senjoras, jo. Aš 85. Taip, jūs 80. 6. O jauniausiam? O jauniausiam 50. Kiek jau tau? 53 O, jūs. Juozukas mano metų beveik. Aš nežinau, 50 metų aš dar dirbu. O Juozukas Bendrijos jau pirmininkė pensijoj. buhalterė buvo.
Juozukui toli dar iki pensijos. O jis jau pensiją gauna. O jai, palauk, kad aš iš gamyklos išėjau visą kliją. dar 50. Nu, pamatuokit, kiek reikia. Pamatuoti. Stok į partiją, sakau, direktoriui, jeigu su 2 mašinomis nevažiuosiu. Sakau, vis tiek su viena dirbsiu. Nusaka, stok į partiją, sakau, jeigu duosit paskirą mašinai, naujai, sakau, lengvai, stoju į partiją. Partiniam buvo daug išimčių. Daug buvo išimčių. Tai dabar aš sakau, gerai, sako, duosim paskirą. Gerai, tvarkoj. Įstojot į partiją. Sako, važiuosime į Vilnių, pasiruoš, sako, apsirenk švariai. Nu, turėjau tada. Šiek tiek datų rūbų negeriu, nerūkau, tai visgi sutaupyta eina. Šiek tiek. Tai ką dabar daryti, dabar nuvažiuojame į tą Vilnių, į tą partinę. Šitie bus priklijuoti. Partijos komitetas, suprantate, tenais. Parketas visur išdirbtas. Gražus, supranti, sudėtas, supranti, parketas, išvaškuota. Ir dabar laukiam, ateina, supranti, jau tie. Komisija tą, kaip čia jau parašyti, pareiškimą jau čia parašyti, turim pasirašę. Viskas tvarkoj, sakau, dabar gerai. Dabar 2 vyrai įveda ožką. Ožką? Ožką įveda. Ir tai ožkai išmuilyta uodega. Saka, jeigu išlaikysiu su 2 pirštais už uodegos, tai įstosi į partiją. Čia išbandymas? Aha, išbandymas. O kai supranti, aš neišlaikiau, ta ožka kaustyta. Jinai neslysta, o aš ant to parketo slystu. Ir neišlaikiau, ir neįstojau į tą partiją. Jonai, Nepriėmė mane. Jonai, jūs čia anekdotą pasakojat ar ką? Sakykit, ar čia rimtai tai buvo? Tikra istorija. Rimtai? Žinokit, Negali būt. tikrai sunku patikėti būtų iš tikrųjų, kad jums tokią sąlygą pastatė. Čia lygdos mano sukurtas. Aš sakau, kad labai jau linksmai skamba. Ir įtartinai nerealiai. Kur aš skrendu, ar sėdžiu, paskui atsibundu, apsidairau aplinkui, atsikstojau, apsipinėjau kiekvieną daiktą, ar čia tikrai mano namas, būtas. Paskui atėjau iki galo, pažiūrėjau, pjojau, galvoju, taigi čia aš savo namą taip čiupinėjau. Va. Kiekvienas po istoriją. Juozukai, tu turi istoriją kažkokią? Ne. Neturi pasipasakot ką? Kai dirbau gamykloje, man davė kyšį. Pasakykit, kur O dirbot? aš jo neėmiau. Davė kyšį. Tai reiškia, gal mažai siūlė, kad nepaėmėt, ar kaip? Pakankamai. Pakankamai, ar ne? Kad greičiau padarytumėm užsakymus. Man teko vadovauti. Ir kokia duodančiųjų, kokia reakcija buvo, kaip jūs nepaėmėt to kyšio? Tikriausiai užpyko ant jūsų, ar ne? Jadvyga jau baigia. Plunksna. Su Juozuko pagalba. Juozuko pagalba, Su tai Juozuko. Lauk, kaip čia yra dabar. šaunuolis pavyzdys yra. Juozukas. Ale jis gražiai Kaip padarė. jam Gražiai. Labai gražiai. gerai Jeigu darau, sekasi. tai Jūs tik gražiai. brūkšteptuku, tas tik tai. Saka, jeigu gertai degtinė jai Aš mylėti, tai tai žinau, mergas. kurie tingi. Jeigu čiuotai gaspadinė, nečiuos užkanda gera. Va. Ir Alinos pusė. Norisi palinkėti jums, jūsų įstaigai ir visam personalui stiprybės, klestėjimo, kilnių darbų veiklos, finansavimo šaltinių, lai visi jūsų daromi darbai ir kuriami projektai suranda Dievo malonę ir palaiminimą. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums už Jūsų gerumą, už Jūsų iniciatyvas ir lai gerumas apgaubė Jūs ir Jūsų šeimas. Labai ačiū. Iki pasimatymo. Ite. Ate.